Šiandien atvykau į ARV automokymo aikštelę išsiaiškinti, ko reikia norint su B kategorija vairuoti A1 tipo motociklą. Ir su savim pasiėmiau visiškai naują CF Moto 125 NK motociklą, kurį šiais metais gamintojas pristatė Portugalijoje. Jis sako, kad kurdamas šį motociklą, bazė jo padarė šiek tiek ilgesnė negu konkurentų, kas jam turėtų suteikti stabilumo posūkiuose. Ir galiu tik tai patvirtinti, išties šis nedidelis motocikliukas posūkiuose jaučiasi mažiau nervingas. Ir man tikrai patiko su juo važiuoti toje specialioje trasoje Portugalijoje, o šiandien aš jį išbandysiu užduotise, kurios skirtos norint gauti tą papildomą kategoriją jūsų teisėse. Labas, Edvardai. Labas. Tai papasakok klaidos žiūrovam, ko reikia norint išsilaikyti tą papildomą įrašą prie B kategorijos, kuris leistų vairuoti 125 kubinių centimetrų motociklus gatvėje. Tai sąlygos labai paprastos. Pirmiausiai, tai mes turime amžiaus cenzą 24 metai. Toliau turi būti vairuotojas, jau įgyjęs B kategoriją, turėti stažą, bent 2 metų stažas, jau turi būti ėjęs, tai nebepradedantysis vairuotojas. Taip. Jam nėra reikalavimai laikyti teorijos egzamino regitroje. Taip. Jisai privalo išklausyti kursą, o kursas tai yra praktinė važiavimo dalis. Ir išlaikius įskaitą keičiasi vairuotojo pažymėjimą. Reikalavimas yra, kad galiotų taip pat A kategorijai sveikatos pažyma. Kokius pratimus turi atlikti šitoje aikštelėje vairuotojas, kad skaitytųsi, kad jisai pajėgus valdyti tą motociklą? Visi valdymo pratimai, tai sakykime, tiek 8 pravažiuoti, tiek didesniais tarpais ir mažesniais tarpais gyvatėlė, taip pat reikėtų gebėti įparkuoti transporto priemonę ir su ją saugiai išvažiuoti iš parkavimo vietos. Tai tokie pradiniai įgūdžiai, kas gali parodyti, jog jis norintis įgauti šitą kategoriją dalyvis geba valdyti transporto priemonę. Na ir tada dar yra važiavimas gatvėje. Norinčiam išsilaikyti tokią kategoriją, ko reikėtų žmogui atėjus į mokyklą, tarkim, ką jis turi turėti? Šalmą, kelnes, kokie dalykai jam būtini ir ką jūs duodate? Jeigu nieko neturi, tai mokykla pasirūpina, kad vis tiek saugos priemonės būtų. Tai privalomoji tvarkoj turėtų būti šalmas, akių apsaugos, pirštinės. Taip pat galim naudoti striukę, galim naudoti šarvus. Va dabar šiandieną karšta, tai naudotume šarvus, kelio apsaugas. Na ir batai, nors eismo taisyklės to visiškai nereikalauja, bet mokymo procese tai tas turi būti. Tai kas yra jau pasiruošę ir jau žino, kokią transporto priemonę vairuos, dažniausiai turi savo. Kas neturi, naudojamės mokyklos, o vėliau rekomenduojame visgi įsigyti, kad ir mažą transporto priemonę vairuosim, bet rekomenduojam tokias apsaugas įsigyti. Taip. Šiandien atvažiavau su CF Moto motocikliuku, naujas šiais metais 125-ukas. Kokia nuomonė? Tinka tokiam egzaminui? Visiškai tinkanti transporto priemonė, nėra jinai galinga, jinai atitinka kriterijus, kurie yra nustatyti. Tik dar ką norėčiau paminėti, vieną tokį dalyką, kad šita kategorija, jinai kaip priedas prie B kategorijos, už tai yra tie reikalavimai amžiaus ir stažas, kad šita kategorija bus tik tais Lietuvoje. Nes labai daug kas sako, aš galbūt įsilaikysiu, važiuosiu, kažkur atostogausiu, įsinuomosiu ir važiuosiu. Tai šita kategorija galioja Lietuvoje. Tai ta nebus atskirai A1 kategorija, o bus įrašas prie B kategorijos, kad galite vairuoti šitą transporto priemonę. Kaip pati transporto priemonė, tai puikiai tinkanti, tikrai miesto sąlygom jos labai pakanka, tai daugiau, manau, nieko nereikia įgauti įgūdžiams. Ir kaip taisyklė, paskui pusė mūsų šitos programos dalyvių ateina kitais metais, jau laikosi A kategoriją. Tai va toks žingsnis. Išsibando A1 ir tada pereina ant rimtesnės technikos, ar ne? Išbando, įgauna įgūdžių, mato, kad jam tinka ir patinka ir tokiu atveju tęsia toliau.
Taip, patarimas ir labai gera mintis pradėti nuo negalingo motociklo ir palaipsniui pereiti prie vis galingesnio. Tai ką, ačiū už papasakojimą, o aš einu išbandysiu užduotis. Ačiū tam. Iki. Iki. Labai smagiai sukasi. Lengvai. Mažiukas, manevringas. Visiškai be problemų. Labai lengva moduliuoti su sankaba. Greitesni posūkiai. Irgi vienas malonumas. Kai bandžiau šį motociklą Portugalijai, tikrai paliko įspūdį tas pasivažinėjimas mažoje aikšteliai, kur buvo iš kugelių išdėliota puikiai trasa ir buvo galima tikrai bandyti motociklą gerai guldyti man posūkius. Gal šitas motocikliukas ir neturi daug galios, bet tokioj traseliai labai smagu su juo važinėti.